Ką reikėtų mums žinoti apie paveikslėlius? Matome, kad šis paveikslėlis nėra labai fainai atrodantis, todėl kad jis ir balto fono turi, ir juodo jis pilnai neatsistoja į tą vietą, kuriam reikėtų atsistoti. Einame į meniu, Design, einame į šablonų puslapį, pasirenkame peržiūrai mūsų Preview šabloną pasirinktą, užeiname ant paveikslėlio, spaudžiame dešinį pelės, išsaugoti paveikslėlį, kaip tuoj atsivers langas, pasirenku direktoriją, šablonas, spaudžiu išsaugoti, einu žemyn, norėsiu pakeisti vieną iš šitų paveikslėlių, jie tos pačios rezoliucijos, spaudžiu ant bet kurio, spaudžiu išsaugoti, išsaugoju į tą pačią direktoriją, taip, spaudžiu kryžiuką, išeiti, einu į meniu, turinį, content, dabar pasirenku paveikslėlį, kokį norėčiau matyti čia. Einu ieškoti paveikslėlio norimo. Štai šios paveikslėlius aš norėčiau matyti pagrindinėme puslapyje. Spaudžiu vieną, spaudžiu kitą. Juos kopijuoju. Ieškau direktorijos, kur išsaugoti prieš tai mano paveikslėliai. Čia juos nukopijuoju. Užvedu pelę ant šachmatinio paveikslėlio, skaidriai vienas, ir matau parašytą rezoliucija 910 ant 350. Čia ją užsirašau. 910 ant 350. Užeinu ant mažesnio paveikslėlio. Čia matau, kad užvedu pelę, kad 300 ant 170. Vėl užsirašau, kad nepamirščiau. 300 ant 170. Einu į pačią paprasčiausią programą Windowsuose, Paint piešimo. Paspaudžiu ją, atsidaryti. Ieškau savo failų direktorijos. Spaudžiu šį paveikslėlį, kurį norėsiu matyti pagrindinėme puslapyje. Atsidarau jį. Spaudžiu Resize, pakeisti ant Pixels. 90 ant 350 rašau. 910. Čia nuimu varnelę, ant 350, spaudžiu OK, spaudžiu išsaugoti, spaudžiu atsidaryti kitą paveikslėlį, spaudžiu atsidaryti, vėl spaudžiu Resize pakeisti dydį, spaudžiu ant pikselių, ką aš ten nusirašęs, 300 ant 170, rašau 300, čia nuimu varnelę, parašau 170, spaudžiu OK. Štai mūsų reikalingas paveikslėlis, spaudžiu išsaugoti, viskas, išeinu. Štai mūsų paveikslėliai paruošti įkėlimui į mūsų šabloną. Einame į naršyklę, štai mūsų šablonas, spaudžiame, užvedame pelę, spaudžiame redaguoti, remove, ištriname šį paveikslėlį, atsirado mūsų šachmatai, dar kartą spaudžiame ir dabar pridedame, susirandame mūsų
šablono paveikslėlis, tai konstrukcija su ranka, spaudžiam atidaryti, įkelti, spaudžiam pridėti, spaudžiame išsaugoti. Štai matote, tvarkingas vaizdas be jokių baltų fonų, tvarkingas paveikslėlis, vien dėl to, kad mes pakeitėme rezoliuciją į reikalingą pradinio paveikslėlio. Spaudžiam publikuoti, einame žemyn, sakykime, norime pakeisti kairėje pusėje esantį paveikslėlį, užvedame ant redagavimo pelę, spaudžiam pridėti paveikslėlį, vėl ieškome mūsų šabloninio paveikslėlio, jisai yra šis, spaudžiame pridėti, spaudžiame pridėti, išsaugojam, viskas tvarkingai, be jokių įsišaukimų, be nieko, spaudžiam publikuoti, peržiūrėti, štai mūsų norimas paveikslėlis, štai mūsų norimas pakeistas paveikslėlis, štai mūsų pakeistas paveikslėlis pridėtas, štai mūsų pakeistas paveikslėlis. Visą reikalingą informaciją aš jums jau perteikiau. Paveikslėliai yra kelių tipų. PNG yra su persišviečiančiu fonu skaidriu, kaip šis, infoproduktai. Ir JPG. Populiariausias formatas yra dar GIF, judantys paveikslėliai, bet šiuo atveju mums užtenka šių dviejų. Štai ir viskas, ką jums reikėtų žinoti šiam momentui.